Labą dieną. Jūsų dėmesiui Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos žinių laida. Šioje laidoje matysite informaciją apie meilės globėją Šventąjį Valentiną, meilės paštas mūsų mokykloje, ką mąsto apie meilę mokiniai ir mokytojai, meilės horoskopai Valentino dienai. Šiandien yra mylinčių ir įsimylėjusių Švento Valentino diena. Daugelis šią dieną norime parodyti dėmesį savo artimiesiems, mylimiems žmonėms. Kviečiu pasižiūrėti reportažą apie šios dienos globėją Šventą Valentiną. Pasakojama, kad 3 amžiuje Romoje gyveno vyskupas Valentinas, padėjęs mylimiesiems. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, kad jie gintų imperiją. Kad savo tikslą pasiektų, jis netgi buvo išleidęs įsakymą, laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, nes jam svarbesnė jo šeima. Vyskupas Valentinas išklausydavo mylinčiųjų žmonių išpažintis ir prašymus slapčiai juos sutuokti. Klaudijus II, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia sutuokia poras, jį suėmė ir nubaudė mirties bausme. Valentinas mirė vasario 14 dieną, po kurio laiko Valentinas paskelbtas šventuoju. Visą savaitę mūsų mokykloje veikė meilės paštas. Čia mokiniai rašė vieni kitiems linkėjimus ir meilės žinutes. Mūsų mokyklos mokiniai visą savaitę galėjo rodyti savo simpatijas patinkantiems moksleiviams ir mokytojams. Dažnai pasakyti garsiai, tu man esi svarbus, aš tave myliu, mes nedrįstame, bijome. Todėl meilės paštas puikiai galimybė, išliekant nežinomu anonimu, išreikšti meilę, dėmesį patinkantiems žmogui. Tad visus raginame nebijoti, drąsiai reikšti jausmus, juk išgirsti, kad kažkam esi svarbus, kiekvienam yra malonu. Meilę žmonės supranta labai skirtingai. Kviečiu pasižiūrėti, ką kalba apie patį tauriausią jausmą žmogaus gyvenime mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Meilė labai paprastai einat www.google.lt, viską rasit, kas yra meilė. Viskas. O tau pačiam? Man pačiam tai pirmiausia tai įsipareigojimas artimam žmogui, o tai jausmai, šiluma, nežinau, plačiai prasme. O kaip žmonai dėmesį rodo? O jau čia, kaip sakant, turėsit žmoną, tada ir patys įrodysi dėmesį. Meilė tai nuostabiausias jausmas, kurių neapsakysi jokiais žodžiais. Meilė tai dviejų sielų harmonija, kuri pakylėja ligi dangaus. Meilė tai yra kryžiažodis, kurio niekada neišspręsime. Pasak Balzako, kas nepažino meilės, tas tarsi negyvena. Meilė tai gyvenimo poezija ir saulė. Tai gamtos audeklas įsivinėtas vaizduoti. Būti mylimam tai daugiau nebūtų turtėlą, būti mylimam tai būtų laiminga. Aš manau, kad meilė tai yra žodžiais neapsakomas dalykas. Kas yra meilė? Meilė tai yra labai platus žodis, kadangi meilė nėra vien tik tai, ką supranta jauni žmonės meilė. Meilė tai yra ir vaikų, ir motinai, ir savo artimam, ir darbui meilė. Ir platus žodis meilė ir į jį telpa labai daug sąvokų. Dėl to, kad meilė yra tokia visų žinoma, visų geidžiama, visų pageidaujama. Žinių pabaigoje horoskopai kiekvienam zodiako ženklui. Avinas. Šiandien jau laukia meilė iš pirmo žvilgsnio. Gali sutikti ištikimą, kilnų ir palaikantį likimo draugą ar draugę. Jautis. Žvaigždės teigia, kad šiandien galite sulaukti įdomaus meilės nuotykių. Drąsiai visą galvą pulkite į aistrų sūkurį. Dvyniai. Šiandien ypač pastebimi. Daug flirtuos, bus spontaniški, greitai įsimylės. Tačiau kai kuriuos šiandien pataikys amūro strėlė, spinduliuos begalinę meilę.
Vėžys. Šiandien bus romantiškas, norės mylėti ir būti mylimas. Tikimybė, kad sutiks tikrą sielos draugą ar draugę. Liūtas. Šiandien mėgausis dėmesiu, naujomis pažintimis. Vieniši liūtai gali sutikti antrąją pusę, kuri pastebės jų talentą ir kūrybiškumą. Mergeliai. Šiandien jums seksis. Galite sutikti savo idealą, o jūsų flirtavimo sugebėjimai tiesiog žavės. Leiskite save įsimylėti. Tokių, kurie jumis žavėsis, bus daug. Svarstyklės. Svarstyklėms išvaizda labai svarbi. Tad šiandien sutiktas žmogus jūs patrauks savo geromis manieromis, bus žavus ir lengvabūdiškas, o jūs trauksite gerbėjus kaip medus bites. Skorpionas. Vieniši skorpionai savo meilę gali sutikti mokykloje. Tačiau sulaikykite savo emocijas ir aistras, nes kitaip, dėl pernelyg didelio užsidegimo, rizikuosite atbaidyti savo simpatiją. Šaulys. Jausmai bus itin stiprūs. Žavėsite priešingos lyties atstovus savo humoro jausmu, gebėjimu šaltai reaguoti į keblias situacijas. Nepriimkite visko pernelyg rimtai. Supraskite, tai yra laikina ir šis etapas greitu metu pasibaigs. Ožiaragis. Ožiaragiai daug dėmesio skirs darbui nei romantikai. Ožiaragių laukia ilgai lauktas susitikimas su savo antrąja puse. Ši pažintis gali visiškai pakeisti jų gyvenimą. Vandenis. Objektyviai vertins meilę, analizuodami pirmą protu, o tik vėliau pasiduodami jausmams. Kažkas norės jūs įtraukti į jausmų dramą. Būkite budrūs, tiesiog pasakykite ne. Žuvys. Laukia romantiška vakarienė dviese, nes meilė jums yra maistas ir gėrimas. Dalinkitės viskuo su ypatingu sielos draugu ir santykiai taps idealūs. Rytoj, vasario 15 dieną, Aktų salėje minėsime valstybės atkūrimo dieną. Kviečiame visus dalyvauti. Kovo pradžioje mūsų mokykloje bus organizuojama kaziuko mugė. Kviečiame klases, kurios dalyvaus registruotis. Tiek naujienų paruošėme šiose žiniose. Mylėkite ir būkite mylimi. Sudie.